Aš jau kad aš думаю. Užpykite, jeigu čia bus keismų, čia tai, karočiui, negalima bus. Žiūrėti vaikams, tektas. Kam yra 18, arba daugiau. Lietuvos verslo konfederacija kviečia. Nepaisant sankcijų, nuo karo Ukrainoje pradžios Europos Sąjungos šalys išleidžia milijardus eurų rusiškiams energijos ištekliams. Prisijungti prie iniciatyvos Mane prie šito traukia. namų šildymą bent 1 laipsniu. Nefinansuok Rusijos. Aš galvau, kas įrašiau. Pritaikyk savo sankcijas dabar. Dalyvaukite iki žaidimų. Ko išplauks? Dėl to, kad aš jau senai nešu kavodas, atostogas ir tik tai mokyklą atėjo. Su iki kortelė kekinių pomidorai 99 centai, kiaulienos mentė be kaulo 2 eurai 95 centai, o Tenais mano brolis. tik 2 eurai 99 centai. Pirkite iki.lt. Aš turiu labai daug šukų. Kai skelbimų talpinimas nemokamas, parduok, pirk, siūlyk, kiek tik Čia dar vienas šukos. Čia mašau, kavą turbūt šukosiu. Taip. Išėjo, paskui mano brolis išėjo. nesulaikai, inkontinuoks, šlapimo pūslės raumenėms. Viskas, gal mes šiandien naudosime. Dar saldainiai buvo. Tai buvo prieš tai saldainiai, kaip dėžutė mane visą laiką jie duoda, kad aš susidėčiau savo visokius dalykus. Kas čia yra, mes naudosimės, bet ne pats geriausias fonas, kokį aš sužinojau, padarėčiau. Šitas pačias mes dėsime irgi. Iš kitos pusės atskirta. Karočiui, o. Ne, šitas šukas tik tais galus. Mano šukuot galės viršų į šitom šukom geriau šukuot. Opля. Žinau, kad aš be veidrodžio tiesiai į juos žiūriu ir pagaliau savo. Taip, sakant kamerą. Širdies klystkeliai, pirmadienį, 9 per TV8. Miškuose netoli Micomerio miestelio. Oho, reikia pamažinti gal. Taip aš galiu mažinti, taip aš galiu cytinti. Čia mes toksai. Kas nuodija aplink gyvenančių žmonės? Galiu jums ilgą rodyti. Serialas Micomerio žmogžudystės. Šeštadienį. Ir ponų. 9 vakare. Gimdymo namuose. Kokius dar žmogžudystės man čia nereikėtų žmogžudysčių. Dėl to šitas bus ne vaikams. Nes čia galite išgirsti keiksmų, rėkimų. Man patinka tai daryti. 5 per TV8 ir TV3 Play. Visi sveiki, visi laimingi. Nuo šiol jūsų pamėgti papildai ir visi sveiki. Man- .lt. Sužinojęs, kad Kloakinas Tai va, tęsia verslą, galiu dar po vieną. Komus tada tam bus mesti kaltinimai dėl Adriano mirties. Skaudžiau už jį. Nežinau, čia tik tais mergaitėm bus šitas vlogas, berniukam nereikia. Man atrodo, aš net neturiu jokių berniukų, nei mergaičių, arba turiu. Draugas vaikiškų prekių parduotuvė Vaikutis. Viskas Nežinau. mažam paaugiais. Aš čia berniukai nežiūriu. Jakobo veterinarijos centras. Jeigu žiūrė, gali išėti. Čia jiems nebus įdomu. Čia bus apie kosmetiką, apie plaukus, tenais visokias šukuosinas darysim su mergaitėm. Galit kartot mergaitės. Iš pradžių tiesiog gerai įsišukuojam galvą, kad nebūtų nei vienos raukšlytės. Pas mane jos bus, dėl to, kad pas mane tokie plaukai. Svarbiausia, kad jie nebūtų susivėlę, tik tai susigarbanuoja, jeigu mergaitės norit garbino. Pas mane tai tiesiog tokie plaukai, kad...
Oi, atsiprašau. Liepos 15 dieną kviečia patirti smagiausią vasaros nuotykį. Patina, aš esu valgysiu. Aš filmuoju be mikrofono. Registruokis studio3.lt. Man bišėjęs logo. Protingiausias pasirinkimas vaiko saugumui Aisens Sakau, man patinka visokias nesąmonės daryti. Sakau, aš labai noriu pabėgioti, bet negaliu. Mano brolis kviečia eiti. Noriu, bet negaliu, suprantat, video gal ir filmuos. Tam neisi. A po to jau sumontuosi. Ir jisai gali būti iškeltas net ne 14. Aš filmuoju 14, bus iškeltas 15. Kai yra? Aš tai filmuoju tai 14. Juozas ir šiandien Tai plaukai. prie širdies priglaudęs Dalios laiškus. Tai apie plaukus, va žiūrėkit, kas su mano darosi. Nesupranta, kodėl. Man skauda. Tad kaip taip gavosi, kad du suaugę žmonės tą pačią situaciją Žinot. matė visiškai skirtingai. Vienas Ką? tikėjosi meilės, Šitas bus geriau. kita ketino tik draugiškai padėti. O tai jūs klausykit, žiūrėkit, jūs tikėjotės, kad jūs čia priima gyventi kaip jūs, kaip vyras, kaip jūsų. Tai kas, kad aš taip grįžęs tavęs dar, Zigmas negrįžo atostogų, turbūt kartu grįšit. Laukiu tavęs. Ne, tai žiūrėkit, Juozai, aš suprantu, kad moteris, ji čia jums nieko nežada šitam laiškui. Bet Juozai, ką jūs supratot iš šito laiško? Čia draugiškai žmogus atrašo jums laišką, nieko nežadėdamas. Tai, kad ji rašo, kad lauksim grįžtant, tai yra turbūt natūralu, nes jau yra pažįstamas žmogus. Oh my gosh. Ne, su šitom žukom dar blogiau. Reikia kažkas kitas. Čia aš visą laiką su jums šukuoju, kada aš į mokyklą varau. Ir tada daug geriau su juo. O su šitom bus geriau. Tai po jo, su šitom geriau. Bet tik čiut. Nekabės. Kaip jis galėjo mane prislaukęs? Suprat, nevdėsime. Kvietėt policijai, sakant? Nekviečiau. Tada į mano plaukų yra op. Nu, čia manęs jau geriau iššukuoti tiesiog. Apvažiau, ką mušiau. Žinau, kad aš netiek jau ir daug padedu jums, mergaitės, bet jūs irgi šukuokitės. Ir mane dėmesio, man kaip padedat kažkur savo telefonus arba kompiuterius, per ką žiūrit. Vyras ir dabar savo telefoną. Belia, kur padedat ir svarbiausia, paimat savo šukos, kurios jums gerai šukuoja plaukus. Aš... Oi! Aš tiesiog nenoriu žinoti. Net nežinau, kurios šukos man geriausiai tinka. Ai ten iš kameros mikrofoną pūdžiu šio kažkokiu, man išsičipu. Šio dantis įsivaliau, tai net nereikia dėmesio. Gal aš šitas, kur sudužęs veidrodis. Nežiūrėkit, jeigu čia matot veidrodį save, tai yra blogai, aš tenais nematau, va, matot, aš savęs niekaip nematau. Aš prašytėdam, va čia, va, atrodo, kad aš prašytas atrufūras mano. Musės. O, Bros, kas žino, aiškiai, Bros, kas? Bros, aš tai žinau. Jau supratau.
Ne, aš greitai viską suprantu, tai kad... baigėsi nesusipratimu. Tačiau vis tiek parašykit, gal aš neteisingai supratau. Mano esas suviliotas ir apgautas. Dalia tuo tarpu jokios Oi. savo kaltės nemato. Bet Juozai, kai jūs Dalia priėmė, jūs tikėjotės, kad čia jūs būsit pora? Kaip ir pora, bet jį kam prašinėjo laiškų. Bet jie jums nerašo čia, kad jie laukia O, jūsų kaip iš iškart? Aš nežinau, kaip jūs taip greitai iškart. Girdit? Nervus. Girdit? Kaip jūs taip greitai iškart? Jūs ką stabdėt mano video? Nereikėjo mano video stabdėt. Būtumėt šukavusios ir kas sustabdė. Jūs būtumėte sėję dėl to, kad pas jūs turbūt blogai šukuoti, ne? Jums dar į mokyklą reikia? Oi, ne, tikrai jums nereikia. Jums į mokyklą tikrai nereikia. Dėl to, kad jau man nereikia. Aš pėkiu, kiek man metų komentaruose. Žinau, kad mano balsas visą laiką keičiasi, bet vis tiek prašau. Aš noriu žinoti, kaip jums atrodo, kiek iš tikro yra man metukų, arba metų, arba mėnesių, man ko mėnesių. Galvokit, 10 tiesiog metų, tai 10 mėnesių, tai metai, nu ir va tai va, tai savaitės. Pas vieną moterį Juozas gyveno, o pas kitą pasirodo daiktus laiko. Tik štai ir ši labai nepatenkinta vyriškio elgesiu. Kągi, kol mes dar besišnekučiavom su Dalia, girdžiu čia labai didelis triukšmas, o pasirodo su bobute Juozas kažkokia ten rėkaujasi, nes jis norėjo iš jos pasiimti savo daiktų, bėgu pažiūrėti, kas ten vyksta. Labą dieną. Labą dieną, ponia. Kokios jūsų laikys? Čia atėjau pasiimti. Ar viskas gerai, leidžiu? Sirašo, kad žalios. Leidžiu pasiimti jam savo daiktus. Rimtai? Kad žalios? Da. Baiminatės, kad jis kažko nepaimtų? Reikia pažeminti, kad jūs filmą pamatytumėt. Buvo biškį neįlenta televizorius, ten dar galiukas toks tai ilgas, tai toliau. O tai kada jūs pasidėjo? Ar biškį pažeminti? O, koksai. Hey, this jump down. Čia kažkokios skaldras. Taigi manasis pasidėjo, kas čia žino, į ką žinau. Reik pasakyti. Tai sako, kad naktį ir Žodžiu, pasidėjo. aš įsidirbinėjau. Jūs turbūt jau senai iššukavot plaukus, aš nežinau, rimtai nesuprantu. Kaip jūs taip greitai ir aš valgysiu dar. Keistyti, kaip jūs matot, aš rimtai valgau. Rūbai. Aš nežinau. Gal kas padėta yra. Nu, kas man uždaug? Nieks. Laiką paskambinti žmonių paklausti. Nes ką, su mano mama veltui. Koks čia man pažinimas mums Vakar sėdėjom ir gaminom. Ne veltui. Tai jums tai nereikia, bet čia... Aš būtinai pavalgysiu. man nesvarbu apie jį visai. Ne pas mane pasidėjo, ten parvažiava iš kalėjimų, ne pas mane. Aš nemačiau tau. Pas Dalį iš kalėjimo atvažiavo. Bet Dalį jau sakė, kad atsikando Juozu. Jūs irgi galite pavalgyti, gali. Niekas nedraudžiagi. Kągi, Juozas kraunasi į mūsų automobilį savo paliktus daiktus. Pasirodo, kad iš tiesų pati šeimininkė net nežinojo, kad Juozas užlipo vakare ir susikrovė savo daiktus jos ūkiniam pastate. Ir panašu, kad kaimynė labai dėl to yra nepatenkinta. Kad čia niekas nemėgsta Juozo, tai labai aiškiai matosi.
Ir pati Dalia sako, jo jau bijanti, todėl mes išvešim Juozą toli nuo šitų namų. Ir aš tikiuosi, kad šituose Dalios namuose pagaliau įsivyraus ramybė. O visoms moterims noriu palinkėti būti atsargioms. Ypatingai, jeigu jūs bendraujat arba susirašinėjat laiškais. Girdėjot, kaip tik šitas visas merginas surinkau į mano kanalą. Suprus ir labai gudrus. Turėtum kirčiukus susirašinėt. Ir visi vaikai, kurie turi mamas vienišas, taip pat nepatingėkit ir pasirūpinkit, pasidomėkit, kuo jūsų mama gyvena. Nieko su manim. Ne, rimtai, mano, jie išskyrė, bet mes važiuosim pas mano tėtį, kuris grįžo iš Anglijos, ne? Jie tiesiai dar pas mus per Joninę suvažiuos. Aš valgysiu ne šokoladinį, nesu šokoladinį šito. Meilės iš moteriškės, nes tikėjosi meilės, o buvo atstumtas. Bet mane klausyti, mano praeitį. Juozai, kad paskambinote. Šokova grįžo. Parsivežėte savo turtą ir gavote dar vieną gyvenimo pamoką, kaip vilioti moteris. Jeigu moteris parašė laišką. Pik. Manau, galite įsigyti savo namus. Aš nesuprantu, kodėl jūs kankinatės. Ką tu nori pasakyti? Su kuo tu čia šneki? Ar aš tavo kaimynė? Begėdė. Ilgakojė višta. Nenormali. Tik pažiūrėkite, ką padarė. Nu vakar, mano kalba beveik paruošta. Girdit, aš varau, kai grįšiu. Į sekundes grįšiu. 1, 2. Praėjo 2 sekundės. Bet. Jos tinginės. Žinau, kad taip elgėsi tyčia. Pone Sinanai? Taip. Tądien nespėjau palinkėti jums sveikatos. Blin, aš nespėjau pavalgyti, aš čia spėjau dantis išvalyti. Dievas jums padeda, ponė. Na, padėjo ir mano duktė. Kadangi aš negaliu to nepaisyti. Dabar jūsų gyslo teka mano dukters kraujas. Taip, ačiū. Net pažįstate mane? Aš Hazan mama. Puikiai žinau, kas jūs. Tuomet turėtumėt man kai ką pasakyti. Aš moku naudotis internetu, žiūriu televiziją. Nemanykite, kad nieko nemačiau ir negirdėjau. Žinau visas naujienas. Ir laikraščius skaitau. Kaip mama, norėčiau išgirsti jūsų paaiškinimą. Klausau jūsų. Pasakykite man, aš klausau. Gražios dienos. Na ir netikėlis. Palinkėjo man gražios dienos. Neturi ką pasakyti apie mano dukrą. Žinau, ką man čia. Mano dukters reputacija. Oi, blin. Todėl nieko. Ką čia galima? Čia vis tiek visus markos suprantat mane, kada... Pakentėk pazirėti. Visas gumas iškrito. Nurimk. Aš ramiai. Pasigerą. Stengiuosi dėl savo dukters. Va, garau pačiai. Tylėsiu. Ne, negalima visko taip užbaigti. Man reikia pono Hazimo pagalbos. Kągi, Короче, pas mane užfiksuota studija. kol kas tu dirbi Ant kameros. bet greitai viskas pasikeis. Normaliai viskas atrodo taip. Короче, все, aš plaukusiu žuvu. Skaitysim, kad taip. Ir surenkam paprastą degėlę. И все. Коснулся. Самый обычный хвостик сделаем мы. И
A dėl šio potom neskaičiau. Nu ir va, toliau aš pasakysiu po to. Rusam ir lietuviam nesvarbu. Aš nežinau, rusų turbūt nieko nesupranta ir liubučių čia nėra, nes aš lietuviškai daugiausia filmuoju, bet kartais ir rusiškai kalbu su jumis. Tai kad va, čia jau, aš nežinau, jeigu va, tik tais daugiausiai lietuvių, tai turbūt niekas manęs rusų nežiūri. Op. Čia mano darbas. Aš suplėšiau nuotrauką Fazilet. Tėtis sakė, kad tavo duktė pašalinta. Todėl ir suplėšiau nuotrauką. Mergas, darykite greičiau. Visų laukiam. Net ir tų, kurie labai ilgi blogai pas mane, va tai jau kaunasi. Būtinai laukiam. Грачу, мы с луком. Вы там быстрее, а? Ладно, быстрее будьте. Но потому что мы уже хотим закончить и начать к другому делу. Раз, два, все, начинаем. Есть Костик. Короче, ėmam ir pinam eglutę, arba paprastą kasą, supin, tiesiog supin. Просто нужно... Как это сказать, блин? Короче, старайтесь со мной. Staiga prisireikė naujo televizoriaus? Lengvai įsigykite jį internetu bitėje. Pristatysime nemokamai. Dabar Samsung televizoriai nuo 9,70 € per mėnesį. Короче, man labai sunku, dėl to aš pinsiu va taip va. Iš šitos pusės. Supinkit kasą. Supinit. Daugiau rusiškai neįsvertikit. Tiesiog lietuvių. Lietuvės tegul kartuoja tiesiog. Ir surišate tą kasą, kada bus va, labai mažytė, aš jau supiniau labai greitai, nes aš moku pinti. Kas nemoka, mamos paprašyti, kažkaip bus lengviau. Ir pasakykit, kad labai mažai. Op. Mama mano grįžta. Все, dabar iš šitos kasos, kurią mes jau supyniau, padarom kodą. Aš įsitikinusi, kad Džozė tai buvo daugiau nei tai. Žinojote, kad jie laukėsi? Ir surišam kažkokią gražią gumytę. Mano bus va šita. O, tą kodą, kurį mes padarėm, surišam. Džozė buvo dukra, sesuo ir turėjo mylinčią šeimą. Jis sugrįžo pasitikėdama tokiais žmonėmis kaip jūs. Su brangiomis dovanomis ir vestuvių pažadais skolą suvedžiojo Džozė. Ir kada surišom, jisai nelabai stipriai laikosi, tai aš dar uždėsiu vieną gumytę, kada yra laikyti. Ir mano spilka didelė. Kolas šunsnukis, o mes negalime jo paliesti. O ką turime prieš Irminą nieko? Hei, gal, sveikos? Iš kur tos rūškanos? Atrodo, kad blogio jėgos šį kartą laimėjo.
Manau, galiu jūs pralinksminti. Užeik. Tai Maksina? Ji gali sužlugdyti Džeiką Irviną. Čia Trudė Clark ir Frankie Drake. Nori kalbėti? Girdėjau, turi neblogo džiną. Taip sakoma. Tai ko laukiame? Taip toliau pradėjau dirbti nuo padavėjos. Buvo neblogai. Geri arbatiniai. Čia. Kai kurie Nu, klientai. padarėm su jumis šukuoseną. Ir norite pasiblaškoti galvą. Visą galvą, kad gražiai atrodo. Kitas buvo paaukštintas. Todėl pradėjau ilgiau likti darbe, daugiau su ja bendrauti. Tada jokia staigmena pasikvietė mane į kabinetą. Nebuvau pirmoji, bet jis viską yra apgalvojęs. Neturėjo netrukdymo signalą. Kokį? Prie jo kabineto durų įjungta lempa. Įėjau plačiai atvertomis akimis ir ištvėriau jo nerangias viliones. Nebūk tokia drovė. Žinojau, kad tam buvo kaina. Drąsiai kalbėk. Visą šį laiką galvojau, kad tai niekai. Jog norint gauti darbą, tai privaloma. Tiesą pasakius, pasišlykštėjau savimi, todėl išėjau iš ten. Kad greičiau. Kodėl nusprendei dabar prabilti? Po 2 sekundžių. 1. Wow. Gal geriau 2. Smagu, kad tu čia. Pasilinksmink. Sėkmės. Noriu. Dar per anksti švęsti su draugu. Nereikia. Tie vyrai nesulaukia, kada atiduos man pinigus. Tau tai reikia į mano rankas įdėti šiek tiek, o jie seks. Nyčiai. Mums puikiai sekasi. Atvežu šokėjas. Sveikatą. užkandžių, ponė? Oi, kada pasidarėm Pasirodymo. Šitas uždžiaus. kodą. Pasidarė kodą, tikiuosi, ir toliau. Ačiū, kad atėjote į TipTop. Ypatingas ačiū mano tėvui Briusui, kuris atvyko iš paties New Yorko. Čia jis smagiai praleido laiką. Kaip ir žadėjome, geriausia iš Va, mes ir perėjom į kitą kambarį. Kad tėtė dar nieko nesakė, vėlai grįžo. Va, reikia. Norim, žiūrim. Žiūrim, pačios turi būti. Aha, storesnį. Mes norim storesnio. Emam storesnio ir dedam storesnio. Kodėl? Todėl, kad storesnis, tai jisai nuėmė, tipo, tos, aš nežinau, kaip jau vadinasi. Emam storesnį, plonesnį dedam čia. Nes tas tiesiog atvežina, plonesnį tiesiog Paskui jinai pabėgs iš tavęs. Aš grįšiu tada, kada jau reikės nuiminėti. Kad pabėgs iš žmonos. Aš su katinu. Katinas mažas. Nu, tikrai nemažas, žinai, jau mama. Aš sakiau, šio, dabar tikrai. O, mes taip gulėm su katinais. Katinai sen. Pačios greitai reikės nuiminėti. Va, jau atlipinėja pabiškį. Jeigu atsisėsiu, tai jo atlipinėja pabiškį. Aš jau rodžiau tave, bet va, žiūrėk. Ant mano rankos sėdi. Savo nepaklotą lovą nerodys. Bet su mane nepaklota, bet pas mano brolį nepaklota. Pas mane paklota, pas mano brolį nepaklota. O, ten, kas? Šito kažko nematė. Kaip tai supras? Jinai tavęs bijo. Ne, mama, pasirodo, aš skraidau, kas netikėjo.
pavyko paprastai. Reikia mane, mama, pasirodo, aš skraidau, tai dar niekad nebuvo, aš nežinau šitą. Reikia mane, mama, pasirodė, aš aukštai ir niekas netikėjo, pavyko paprastai. Herojai. Aš nemoku dainuoti. Būtent šitos dainos nemoku. Šio. Šitas nuskridau. Aš dar abejo. Ir mano mama pasirodo, aš skraidau, tas gyvingas per gyvenimą, dar niekad nebuvau. O ne mama, sakė, aš aukštai, ir jis niekad netikėjo, pavyko paprastai. Pažiūrėk, manęs, pasirodo, turbūt tiesiog baigiam video. Ate.